Aštuntasis turas ir šiame stadione šiandien laukia rungtynės tarp Marijampolės Sūduvos ir futbolo akademijos Šiauliai ir Živanovičius. Skirtumų, bet Žalgiris ten ir rungtynių pabaigoje mušė ir apskritai Vilniaus Žalgiris sužaidė savo geriausias rungtynes. Čia Stankevičius jau baudos aikštelėje, jo perdamas ir 1-0 Henri Uzočiukvu. Labas vakaras iš Marijampolės. Pirmasis Henri įvartis šiame sezone ir Sūduva priekyje 19 minutę. Triumfuoja Sūduvos sakalai, gali triumfuoti visą. Galbūt yra arčiausiai sugrįžimo. Čia Sūduvos ataka, Sonoko perdamos, nuošalės atrodo nėra. Lauris Petkevičius, kurie šį sezoną ir po 3 įvarčius dažnai atsega varžovams. Čia Lauris Petkevičius ir nuošalė sukurti Šiauliams. Galbūt dabar Skotis Azutas. Jo smūgis ir kol kas jie tvarkingai ginasi, bet Šiauliai ir toliau taip atakuodami turi galimybę mušti. Vytas Gašpuitis 1-1 atakavo Šiauliai ir galiausiai pralaužė varžovų gynybą. Smūgis galvo ir nuginkluotas Ignas Plūkas. Vytas Gašpuitis pasižymi. Ten prieš tai buvo epizodas, kai Sūduvos ir galiai norėjo nuošalės. Beni, bet jos nebuvo, o... Dar viena Šiaulių ataka. Tai, kad Šiauliams tai yra pirmosios rungtynės ant natūralios vėjos. Čia Sūduvos galimybė Henri Uzočiukvu. Šlubuodamas, bet Micevičius galiausiai įsibėgėja. Čia Lakitomas. Toks smūgis po apsisukimo. Viskas lygiosios 1-1. Šiauliai išsiveža tašką iš Marijampolės.